tikiu, kad jisai kiekvieną kartą žiūri į mūsų gyvenimus, žiūri į mūsų širdį ir žiūri, kasgi joje vyksta toje mūsų širdyje. Ir ne veltui Biblija jinai sako, kad Dievas yra širdžių tyrėjas. Jisai mato kiekvieno mūsų širdį. Ir tuo pačiu mums patiems, mus pačius ragina, kad mes ištirtumėm savo širdį ir matytume, kas joje yra. Nes kartais atrodo, kaip žmogui, kuris daug metų tiki, gyvena su viešpačiu, kaip ir viskas gerai. Bet kada viešpats pradeda tirt, tu randi, kad tenai yra kažkokiu tai dalykų užsilikusių. Yra toks šiuolaikinė tokia technika, pavyzdžiui, kartais telefonas, kompiuteris. Žmogus ateina pas specialistą ir sako, žinai, jisai pradėjo labai lėtai dirbti. Labai lėtai dirba. Ir dažniausiai specialistas sako, reikia jį pravalyti. Reikia, sako, išvalyti susikaupusius tokius nematomus šiukšlius visokius, kurie susikaupė kažkur tai. Ir tu jų fizinę akim nematai, kaip ir nematai šiaip apskritai. Ir jis paleidžia programą, kuri pradeda viską dėlioti iš eilės, kuri tuo pačiu valo. Ir po to žmogus sako, kaip naujas. Arba sako, žymiai greičiau, viskas pasikeitė. Ir mūsų tam dvasiniam gyvenime mes neturim iš tikrųjų bijot, kada viešpats sako, tau reikia ištirti savo širdį, pamatyti, kas joje yra. Nes labai dažnai būna žmogus sako, oi, aš kažkaip tai baisus dalykas yra atgaila, baisus dalykas širdies ištyrimas. Ne, tai turėtų būti toksai geras dalykas. Labai dažnai, gal ir psichologiškai, ir realiai, būna toks momentas, kada tu prisikaupi visokių dalykų ir tu nuveži savo automobilį į autoservisą ir ten vieną dalyką pataiso, kitą dalyką, trečią ir tu išvažiuoji ir atrodo jin tokia stabilesnė, geresnė, tvirtesnė, geriau važiuoja, jau tokia atsinaujinus. Ir dvasiniam tam mūsų gyvenime viešpats visą laiką įsikviečia atsinaujinti ir žengt prie viešpatės vėl naujai, vėl gyvai, vėl taip karštai, galima sakyti, ir patirtą Dievo malonę vėl ir vėl savo gyvenime. Ir pirma knyga Samuelio, 16 skyrius, 7 eilutė, vienas iš vertimų taip įdomiai sako, žmogus žiūri į tai, ką jis mato prieš savo akis, o viešpats žiūri į širdį. Kitam vertime sakoma, žmogus žiūri į išorę, o Dievas žiūri į širdį. Ir čia yra tas momentas, kada irgi rinko karalių Izraeliui ir buvo pasakyta, kad iš Jesės giminės bus karalius. Ir Jesė buvo Dovydo tėvas ir jisai atveda vis tokius karžygius, tokius karingus, tokius rimtus savo sūnus pas pranašą Samuelį. Ir sako, galbūt šitie, šitas, Samuelis sako, ne. Galbūt šitas bus tas karalius, ne. Ir galiausiai, žinot, kuo viskas baigėsi? Baigėsi sūnus. Pasibaigė sūnus, nebėra ką atvesti. Ir Samuelis sako, jis taip kaip ir galbūt truputį pasimetęs, Dievas atsiuntė į šitą šeimą, pasakė, kad iš šitos šeimos palaiminti vieną iš sūnų karalium, o sūnus pasibaigė. Ir nei vieno Dievas nepatvirtino karaliui. Ir tada jis įklausė to tėvo. Sako, gal tu dar turi, sako, vaikų, kurių čia, sako, man neatvedė. Ir tada tėvas sako, yra, sako, dar vienas, jis sako, laukuose, gano gyvulius, pats jauniausias, sako, aš, taip galima būtų sakyti, net nepagalvojau, kad reiktų ir jį pakviesti. Ir tada Samuelis sako, pakvieskit šitą. Ir jis pakviečia. Ir kada jį pakviečia, Dievas sako, va šitas yra tas, kurį aš noriu palaiminti karalių. Šitas yra tas pateptasis. Šitą patep karalių. Taigi viešpats į ką žiūrėjo.
jis žiūrėjo į širdį. Kokia buvo Dovydo širdis? Dovydo širdis, mes randam, kad buvo labai mylinti viešpatį. Jis vaikšto, ten gano tas gyvulius ir panašiai. Ir gieda viešpačiui, kuria psalmes, aukština, šlovina, bendrauja su Dievu. Ir kartais, žinot, kada mes turim kažkokį darbą, pavyzdžiui, kažkokio budėto. Ir žmogus sako, aš ten žiūriu visokius filmus, jau man galva ištino, ten dar kažką veikiu. Bet vienas iš tokių labai nuostabių dalykų, kad dažnai būna viešpats tau duoda galimybę turėti ir gerą laiką su juo. Ne tik tai apkrauti galvą, galima sakyti, kažkokiais kartais gal ir prasmingais, gal ir beprasmiais filmais, bet iš tikrųjų pagrindinis dalykas, kad turėtų bendrystę su viešpačiu. Ir vienas žmogus, toks, galima būtų pavadinti, toks pačioj pradžioj, kai aš tik įtikėjau, buvo toks kaip dvasinis vedlys, mokytojas, patarėjas mano gyvenime dar vaiko. Ir jisai buvo labai aukštas sovietinis KGB pareigūnas prieš įtikėjimą. Ir kada jis įtikėjo, jai susilaukė daug problemų, daug visokių persekiojimų, daug dalykų, bet galiausiai kažkaip Dievas apgynė, išsisprendė, aš visos ten istorijos nepasakosiu. Ir jis po to sakė, viešpatie, duok man tokį darbą, nes aš sako dabar alkanas tavęs, alkanas tavo žodžio. Ir sako, aš noriu tokį darbą, kad aš sako galėčiau ir užsidirbti, ir tuo pačiu turėti labai daug bendravimo su tavimi. Aš sako, jaučiuosi taip atsilikęs, ta prasme, tavęs pažinime. Ir jis gavo darbą, vežioti kažkokį aukšto rango kažkokį pareigūną. Ir sako, jisai tas mano viršininkas nuvažiuoja kažkur, tai sako, ten 3 valandas, 5, kartais sako, dar daugiau, ten baliavoja, bendrauja, kažką veikia. O aš, sako, meldžiuosi, skaitau Dievo žodį, mąstau, šlovinu viešpatį. Ir ta prasme, sako, man buvo toks malonės laikas, sako, užaugti dvasiškai. Aš, sako, skaičiau Bibliją, skaičiau Dievo žodį, sako, stiprėjau ir augau tame viešpatės pažinime, dėkojau Dievui. Ir buvo ten tokių įdomių momentų, kada Dievas jį siuntė kažkur važiuoti į kitą bažnyčią ir sustiprinti, padrasinti jau, kada jis buvo brandesnis. Ir, sako, nėra tų laisvadienių, galvoju, ką daryti, bet tas Dievo raginimas labai stiprus. Aš, sako, susikraunu daiktus, išvažiuoju. Ir, sako, grįžtu po kelių dienų, ateinu į savo darbovietę, niekas manęs nepasigedo. Niekas neklausė, kur tu buvai. Sako, aš taip stebiuosi, galvoju, kaip čia taip yra, žinai. Aš, sako, nebuvau darbe, darbo dienomis nebuvau darbe, išvažiavau, sako, ir jau tikiuosi, kad man, sako, jau aš atleistas netgi. Ir jis ateina ir jo tas vadovas, sako, aš taip sirgau, sako, tas dienas, sako, nebuvau. Ir jo visi kolegos supranta taip, kad jo viršininko nėra, darbo nėra, jo paties irgi nėra ką veikti. Ir daug tokių įdomių situacijų, kur, sako, aš jaučiu tokią didelę Dievo malonę, kad jis augino mane, stiprino ir per tokias, galima sakyti, aplinkybės davė augti. Ir iš tikrųjų šitam gyvenime šiandien labai svarbu, kaip mes naudojam savo laiką. Nes dienos, taip galima pavadinti, yra piktos. Kame jos piktos, nepiktesnės atrodytų, negu buvo kažkada seniau. Kartais žmonės sako, oi, šita karta labai bloga. Bet kada pradedi žiūrėti istoriją, kažkaip tai, man atrodo, ir praeity buvo visko. Nebuvo jau ten stebuklų labai kažkokių didelių su žmonėmis. Visi buvo nuodėmingi, pilni visokiausių, galima sakyti, silpnybių. Ir buvo visko. Bet mūsų gyvenime, kas vyksta, labai daug kas priklauso nuo to, kokį mes turim tą bendravimą su Dievu. Ir Dievas žiūri ne į mūsų tokį aktyvumą visų pirma,
Nes kartais mes labai aktyvūs, veiklose, visokiose darom visokius renginius, visokius dalykus, kad galima tai būtų pavadinti sudomint žmonės, padrasint žmonės, kartais netgi pralinksmint žmonės. Bet iš tikrųjų pirmą vietą atsistoja mūsų širdies būsena. Mūsų širdies būsena, kuo mes gyvename. Ir Dievas mato, kada mūsų širdis atšąla. Aš laiks nuo laiko taip permastau kartais ir ypatingai važiuoju vienas mašinoje. Ir man ateina kartais tokia atgaila ir aš sakau, Viešpatie, aš tikrai jaučiu, kad mažai bendrauju su tavimi. Kad aš norėčiau daugiau, kad aš norėčiau atrasti to laiko, kokybiško laiko ir kad vėl grįžti tą bendrystę. Ir ne dėl to, kad tu nebendrauji, bet tiesiog tu jauti, kad tai tave maitina, ar tai galėtų būti daugiau. Ir Dievas mūsų kaip ir nesmerkia, neteisia, bet jis kaip tėvas kviečia į tą bendrystę. Žinot, kada mes esam vaikai, mums atrodo vienai. Kada mes esam tėvai, ateina toks laikotarpis, kad tu galvoji kartais, bet praėjo viena diena ir nei vienas, pavyzdžiui, iš tavo vaikų tau nepaskambina. Ir tau nėra jokio tokio kažkokios nuoskaudos, bet tu galvoji, ką tas veikia, ką tas veikia, ką tas veikia. Dažnai mano stiliuje aš kartais skambinu be priežasties. Ir tiesiog klausiu, kaip gyvena, kas vyksta. Na, par to, kad yra koks nors bendras pokalbių, taip vadinamas čatas, kur nors messengerį, noris kartais gyvai girdėti tą balsą. Ir tiesiog noris to ryšio ir kartais to tokio jautimo, kad kuo gyvena tie tavo artimi žmonės. Ir aš tikiu, kad Dievas kaip tėvas, sako, Dievas sukūrė žmogų bendrystėje, kad mes bendrautume su juo. Ir žinot, kaip galima atpažinti, ar mano dvasiniam gyvenime atėjo toks kaip ir dvasinis atšalimas. Truputį lengvas toks ledukas pasidengė. Kaip? Dažnai dingsta džiaugsmas. Džiaugsmas Dievu. Kaip ir atrodo, nu ką čia dabar džiaugsis? Ką čia dabar džiaugsis? Ir vakar vienas iš pastorių, kada mes dalinomės ten tame bendrame vienybės tokiam tarnavime, sako, lietuviai, ypač pradžioj, kada nuvažiavo ir pradėjo gyventi, dirbti Anglijoje, pardavėja klausė, sako, kaip tu gyveni, kaip tau sekasi. Ir sako, reakcija dažnai buvo tokia, koks tavo reikalas, kaip aš gyvenu. Aš gyvenu kaip aš noriu, kad čia mane šitą moteris klausinėja. Ir dažnai tai yra tarsi toks užsidarimas savo viduje ir galvojimas, kodėl aš čia turiu rūpėti kažkam. Bet Viešpats, jisai sako, kad tu rūpi man, tu esi man svarbus. Man nėra tas pats, kas vyksta tavo gyvenime. Ir psalmiai, 51 psalmiai, 14 eilutė yra užrašyti tokie žodžiai. Čia yra parašyta štai kas. Sako, dvyliktoji. Grąžink man išgelbėjimo džiaugsmą ir laisvės dvasia sustiprink mane. Prieš tai nuo 8, jeigu skaitant, tai daug čia kalba apie džiaugsmą. Tokia Dovydo malda, kuris šaukėsi Dievo, prašo, kad jis būtų nuplautas, apvalytas, sako, kad būčiau baltesnis už sniegą.
Ir toliau, 8 eilutėje sako, leisk man patirti džiaugsmą ir linksmybę. Te džiūgauja mano sužeisti kaulai. Nugręžk savo veidą nuo mano nuodėmių ir visas mano kaltes išdildyk. Kartais tam tikri dalykai būna giliai įsirėžinimas. Ir Dovydas, jisai sako, išdildyk, ištrink tiesiog. Ir toliau sako, Dieve, tyrą širdį sutverk manyje ir teisingą dvasią atnaujink. Neatstumk manęs nuo savo veido ir savo šventos dvasios neatimk nuo manęs. Grąžink man išgelbėjimo džiaugsmą. Išgelbėjimo džiaugsmas, kad grįžtų į mūsų gyvenimą. Ir Dovydas, ko jisai prašo? Grąžinti džiaugsmą. Mes turim pakankamai džiaugsmo savo gyvenime. Ir jeigu ne, Viešpats sako, grįžk prie to džiaugsmo. Kas gali grąžinti? Viešpats. Patarlių knygoje, 18 skyriui, yra tokie įdomūs žodžiai parašyti, 14 eilutėje. Sako, žmogaus dvasia palaiko jį negalioje ar negalioje, bet kas pakels sužeistą dvasią. Kitam vertime sako, žmogaus dvasia jį palaiko ligoje arba suspaudime, bet kas pakels sužeistą dvasią. Ir tą sužeistą dvasią gali pakelti vėlgi tik tai Viešpats. Mes ateinam kartais, sužeidžiam vieni kitus ir šeimoje, gyvenime, kartais kažkas mus sužeidžia, atsitiktinis, ir mes ateinam pas Viešpatį ir sakom, Dieve, atstatyk. Ir vienas iš pagrindinių dalykų, kas mus dažnai labai sužeidžia, tai yra nuodėmė. Jinai sužeidžia. Ir kartėlis, nusivylimas, ilgas toks vidinis suspaudimas, po truputį užgesina tą ugnį Dievo, kuri yra mumyse. Ir išorėje atrodo dar viskas gerai, bet vidiniai tu jauti, kad tau sunku. Specialistai dažnai sako apie žmonės, kurie, pavyzdžiui, panyra į depresiją. Sako, depresija prasideda daug anksčiau, negu žmogus pats tai pajaučia ir supranta. Pradžioj po truputėlį ateina toksai lengvas liūdesys ir nusivylimas jo širdį. Ir kada ateina ta depresija, nebėra jėgų gyventi. Tarsi nebėra tos stiprybės gyventi. Atrodo, aš nuleidžiu rankas ir sakau, aš negaliu. Keletą kartų esu patyręs tokį įdomų jausmą. Aš turėdavau prižiūrėti tokius įrenginius, kurie spausdina. Ir žinot, įrenginiai turi tokią savybę gesti. Ir kartais ypatingai, kada jie yra tokie, galima sakyti, truputėlį eksperimentinės gamybos, niekas tau labai gerai negali patarti, kaip jos taisyti, tu turi pats atrasti. Ir man yra buvę tokie momentai, kada atrodo, tu nežinai, ką daryti. Tiesiog žiūri ir galvoji, ir sukasi mintis, ir bandai, tą padarėjai, nepadėjo, tą padarėjai, nepadėjo, tą padarėjai. Ir toks ateina, būdavo toks, tam tikrų momentų ateina toks, atrodytų, net bejėgiškumas, kad atrodo, va dabar būtų labai gerai kaip čiužinukas atsigulti ir truputėlį pamiegoti. Nes jau
nieko nėra galvoje, jokių minčių ir toks bejėgystė tokia atėjo, netgi fizinė. Ir paskui kitą dieną tu ateini ir žiūri vėl naujos mintis, nauji dalykai ir staiga atrandi išeitį. Ir vat kartais tam liūdesy, tam sunkume, tam kartėlį, kuris ateina į mūsų gyvenimus, reikia žengti priekį, nes kitaip galima taip pavadinti, mes galim panirti į tą liūdesį ir panirti tą sužeistumą ir pasilikti jame gyventi. Dar viena tokia labai rimta priežastis, per ką ateina užgęsta ta dvasinė ugnis, užimtumas. Mes labai šiandien esam užsiėmę. Kas iš mūsų esam užsiėmę? Kas esate užsiėmęs gyvenime? Veiklose visokiose, kiekvieną dieną. Ir Dievas nesako, kad yra blogai, kad nereikia dirbti, nieko nereikia daryti. Bet viskas, kas per daug, dažniausiai veda į kažkokią krizę. Viskas, kas per daug. Zacharijo 4 skyrius, 6 eilutė. Pranašas Zacharijas ketvirtas skyrius, 6 eilutė. Ten Dievas kalbėjo tokį žodį. Sako, tos 6 eilutės antra dalis. Ne galybė ir ne jėga, bet mano dvasia, sako Viešpats. Žinot, ne galybė ir ne jėga. Kartais mes bandom pasitikėti savo jėgom, kad mes viską sutvarkysim. Bet Viešpats sako, mano dvasia. Gedeonas ateina pas Dievą, surinkęs didelę kariuomenę. Dievas sako, man nereikia tos kariuomenės. Sako, padaryk atranką. Ir Dievas ten duoda metodus, nurodo, kaip padaryti atranką. Ir iš tų visų 1000 lieka 10 000, paskui dar mažiau. Ir galiausiai lieka 300. Sako, va dabar yra pakankamai gera grupė eit ir nugalėti priešą. Atrodo visiška nesąmonė. Dievas pasako kitą metodą, gąsdinimo tokį metodą. Sako, neimkit ginklų, neimkit nieko, pasimkit puodynės ir deglus. Atsikelkit naktį, apsupkit visą priešo teritoriją tyliai ir vidury nakties jie apsupa priešo teritoriją, jie įdeda tos deglus į tas puodynės, tyliai prislenka ir staiga vienu metu visi pradeda daužyti tas puodynės, iškeltos deglus, šaukti garsiai, kyla didžiulė panika toj priešo teritorijai, stovykloj, tokia didelė panika, kadangi ten buvo nemažai tokios ir samdytos kariuomenės priešo tarpe, jie nebeatpažįsta vieni kitų per tą paniką, jie pradeda žudyti vieni kitus ir Gedeono tas, galima sakyti, mūšis be kovos laimėtas. Ir ką čia Dievas nori jam pasakyti? Sako, pasitikėk manim. Tai vat mūsų tam dvasiniam gyvenime kartais Viešpats sako, ne galybė ir ne jėga, bet mano dvasia. Aš vadovausiu, aš duosiu mintį. Ir raštas įspėja, negrasina, bet tarsi su rūpesčiu, kad širdis pamažu tampa tokia nejautri. Tai dažnai yra nestaigiai. Vieną dieną aš atsikėliau, man nebereikia Dievo. Ne, dažniausiai taip nebūna. Bet aš po truputėlį atšalu. Kaip santykiuose, kaip šeimoje, pavyzdžiui, žmogus vis neturi laiko, kažkur lekia, bėga,
Ir yra toksai geras patarimas, kad mes tikrai kiekvieną dieną turim vienas kitą šeimininiam tam gyvenime ir apkabinti ir atsisveikinti ir galbūt pabučiuoti savo artimą ir nebijoti to ryšio, nes kuo mažiau to ryšio, tuo daugiau vietos visokiems pašaliniams dalykams, visokiam nerimui, nusivylimui ir panašiai. Ir psalmė, to jau atversiu. Septinta, aštunta eilutės 95 psalmės. Jis mūsų Dievas, o mes jo ganoma tauta ir jo rankų globojamos avys. Šiandien, jeigu išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių, kaip Meriboje, kaip gundymų dieną dykumoje, kur jūsų tėvai mane gundė ir mėgino, nors mano darbus buvo matę. Ir čia netgi Dievas sako, 40 metų mane liūdino ta karta. Ir aš pasakiau, ši tauta klysta savo širdyje ir nepažįsta mano kelių. Kodėl klysta? Nes nepažįsta. Dažniausiai mes, kada nepažįstam žmogaus, ir jeigu staigiai imam jį vertinti, sakom, ai, čia toks, žinai, plevės. Žiūrim, kada jau geriau jį pažįstam. Ne, visai ne. Kartais matom kažkokį žmogų, jis toks gyvesnis, emocingesnis, sakom, ai, čia toks rėksnys, jis rėkia visą laiką, kažką nori įrodyti, kažką išaiškinti. Paskui tu žiūri, kad jo širdis labai užsidegus, labai nuoširdį, labai tikra. Ir kartais reikia atsiprašyti ir žmogaus, ir Dievo, nes pasirodo mes klydom. Ir dėl to yra labai svarbu, ir kartais, dėl iš ko kyla, kartais žmogus sako, Dievas mane paliko. Biblija sako, kad Viešpats sako, aš niekuomet tavęs nepaliksiu. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu nepažįsti Dievo, jeigu tu taip kalbi. Nes Dievas sako, aš niekuomet tavęs nepaliksiu. Biblijoje ne vieną kartą sakoma, jūs palikote Viešpatį. Jūs atsukot jam nugarą. Žinot, jeigu aš atsuku kažkam nugarą ir aš sakau, aš tavęs nebematau. Jisai sako, aš už tavęs. Atsisuk. Ir Viešpats kartais sako, atsisuk, aš už tavęs. Ir kartais mes taip greit bėgam per gyvenimą, kad Viešpats lieka už mūsų. Mes nenorim jį kartais sekti. Ir kokia viltis yra. Izaijo 40:31 eilutė sako, tie, kurie vylėsi Viešpačiu, atgaus jėgas. Neturi jėgų. Viešpats sako, jeigu tu vylėsi manim, atgausi jėgas. Ozėjo, pranašo Ozėjo, 14 skyrius, 5 eilutė sako, 4-5 eilutės. Aš išgydysiu jų paklydimą, gera valia juos mylėsiu, nes mano rūstybė nusigrėžė nuo jų. Aš būsiu kaip rasa Izraeliui, jis žydės kaip lelija ir išleis šaknis kaip Libano kedras. Jis išsikeros, išleis atžalas, bus gražus kaip alyvmedis ir kvepės kaip Libanas. Taigi, tarsi čia toks gražus gamtinis pavyzdys, bet apie ką čia kalba, kad iš tikrųjų, kada mes grįžtam pas Viešpatį, mes kaip tas augalas atgyjam, sužaliuojam, pradedam
džiaugtis, žydėti. Ir va ta 4 eilutė labai tokia graži yra, sako, aš išgydysiu jų paklydimą. Kad kartais paklydimas yra kaip kokia žaizda mūsų gyvenime. Mes paklystam, kažkur nuklystam. Ir vat per tą šlovinimo laiką, penktadienį, man toks irgi pasijuto, kaip mums svarbu yra grįžti pas Viešpatį. Grįžti tą Dievo artumą. Nes atrodytų viskas gerai. Bet jeigu tu jauti, kad tą ryšį su Dievu užmegzti trunka ilgai laiko, reiškia per silpnas arba per prastas tas ryšys. Aš atsimenu, būdavo toksai, senais laikais reikėdavo išsiųsti faksą. Toks būdavo fakso aparatas. Dabar jau kai kurie netgi gal pamiršę, kaip tas daiktas atrodo. Ir tu ten būdavo jungi ir toks prasideda čirpimas, toksai grinai jaučiasi, kaip ten vyksta jungimas. Taip, kaukia, jungiasi, prisijungia ir tada po truputėlį paima tavo lapą, perskaito ir išsiunčia ten kur nors. Ir ne visi dar turėdavo, reikėdavo kartais eiti pas kokį, į kokią nors įmonę specialią, kur galima faksą išsiųsti. Ir vat atrodytų, kaip sudėtingai tai vykdavo. Ir kartais tas mūsų ryšys su Dievu yra kaip tas senas fakso aparatas, kur ten ir kartais netgi būdavo parašo klaidą, neišsisiuntė. Vėl ateini po kurio laiko, vėl siunti. Ir Viešpats kviečia turėti tą glaudų ryšį, tą bendrystę su Viešpačiu, kur tu ateini į tą bendravimą, ar tu jauti Viešpats yra čia. Čia yra jo buvimas. Prie tokių praktinių žingsnių pereinant, pabaigai. Viešpats sako, išliek jam savo širdį. Psalmė, kągi meldžia Dovydas, vėlgi psalmėje 62. Nuo 5 eilutės. Ten prieš tai kalba ir apie priešus, apie suspaudimą. Tik Dievo lauk mano siela. Mano viltis yra jame. Tik jis yra mano ola, išgelbėjimas, mano tvirtovė, aš nesviruosiu. Dieve mano išgelbėjimas ir garbė, mano stiprybės uola ir priebėga yra Dievas. Pasitikėkite jo žmonės visais laikais, išliekite jo akivaizdoj savo širdį, Dievas yra mums apsauga. Štai apie ką Dovydas kalba. Jisai sako, tik Dieve atsigauna ta mano siela. Ir ragina išlieti Dievo akivaizdoj savo širdį ir pajust, kaip Viešpats saugo ir myli. Mes negalim pasikeisti šiaip. Pavyzdžiui, aš atšalau, atitolau nuo Dievo ir aš dabar sakau, aš dabar priartėsiu prie Dievo. Aš tokį priėmiau sprendimą, kad šiandien 1:30, dabar yra 1:30, aš priartėsiu prie Dievo. Viskas. Toks mano sprendimas. Ir nuo to taip ir įvyks. Ne. Ką man reikia daryti? Atsiverti. Dievo žodis jisai kviečia atsiverti prieš Viešpatį. Atverti savo širdį ir išsakyti Dievui, kad kas yra galbūt susikaupę per visą kažkokį laikotarpį. Susikaupę. Galbūt kažkokios nuoskaudos ant savęs, ant žmonių, ant artimų, ant aplinkybių įvairių, ant visko. Ir viską atiduoti Viešpačiui. Sakyt, Viešpatė, man sunku šitą naštą nešti, aš nepanešu.
Ir dažnai tam nereikia kažko labai daug, kartais reikia labai paprastos, trumpos maldos. Aš pavargau, aš nebežinau, kaip vėl degti Dieve dėl tavęs, bet aš ateinu pas tave. Priimk. Ir atleisk. Jo, ir atleisk. Apvalyk. Ir atvirumas yra toks tikėjimo veiksmas į gyvybę. Ir kartais reikia sugrįžti prie tokios tylos. Žinot, kada gerai kartais pasimeldi, išsakai Dievui viską, kartais reikia nurimti ir patylėti. Pabūt tokiam Dievo artume. Ir tu pajauti, kaip Viešpaties ta malonė ateina ir jinai, kaip tas aliejus, tepa tavo širdį, atgaivina, atstato. Ir Jeremijas Raudų knygoje yra parašęs tokį sakinį, sako, geriau laukti tyliai Viešpaties išgelbėjimo. Bet ne tik, kad tyliai, bet su Dievu. Taigi tokie praktiniai veiksmai, padrąsinimas, kaipgi tą galima padaryti, pamąstymui. 10 minučių pradžiai tylos kasdien. Be telefonų, be muzikos, be jokių pašalinių trikdžių, ramybei. Pabūt. Nes ugnis dažniausiai toj tyloj ramybėje užsidega. Dažnai būna mes degam ugnį, netgi taip va su rankom pridengiam, kad vėjas neužpūstų pradžioj. Kada jis nesidega, viskas jau gerai. Tai vat kartais tą širdį vėl, kada atnaujinsiu šildyti, reikia viską atidėti ir viską galbūt trumpam palikti ir ateiti tą Dievo artumą. Kitas momentas, maitink širdį Dievo žodžiu. Maitink. Nes tai yra stipriausias, geriausias dvasinis maistas. Jeremijas turėjo įdomią tokią patirtį, kur Dievas jam labai išskirtinai kalbėjo. Jis 16 eilutėje 15 skyriaus sako, tavo žodžiais maitinuosi. Tavo žodis džiugina mane. Jis yra mano širdies linksmybė. Aš vadinuosi tavo vardu Viešpatie kareivijų Dieve. Tas mane džiugins. Žinot, gyvenime mes, yra vieni ramesni, kiti mėgsta kažkokį adrenaliną, vieni mėgsta gulėti paplūdimy ir degintis, kiti mėgsta kažkur tai, galima sakyti, kokį tai safarį arba ten nuo kalnų aukštus slidinėti ir dar kažką daryti. Mes esam skirtingi. Bet dažnai visus tos dalykus, kuriuos mes darom, ką mes darom, tam, kad tai atneštų mums kažkokį džiaugsmą, pasitenkinimą. O dvasiai, kad atneštų pasitenkinimą, mums reikia maitintis Dievo žodžiu. Ir per tai ateina vidinis džiaugsmas ir linksmybė. Aš kada buvau jaunas tikintysis, kurį laiką aš neturėdavau tokio bendravimo su Dievu, aš pasidarydavau labai bjaurus žmogus. Ką tai reiškia? Toks liūdnas, prislėgtas. Ir sako, kas tam yra? Sakau, žinai, aš jau per seniai buvau su Viešpačiu. Man jau darosi liūdna gyventi. Ir truputėlį aš taip juokais galima būtų sakyti, varydavau vėžį aplinkiniams, namiškiams, ypač savo žmonai. Ir jinai sako, tai jeigu tau reikia, tai tu eik ir būk su Viešpačiu. Kokios problemos? Ir aš iš tikrųjų tą darydavau. Ir šiai dienai tokių signalų arba tokių sirenų kaukiančių manyje aš nebeturiu. Man šiai dienai reikia pačiam sąmoningai apsispręsti ir kartais turėti tą laiką su Viešpačiu, nes va to laiku buvo tokia Dievo malonė, tarsi taip tave pradeda graužtas ilgesys Dievo, o dabar reikia kartais įdėti pastangos, įdėti širdį, bet tu supranti, kad tai yra naudinga tau.
Žinot, kartais mūsų organizmas nusilpsta. Aš kažkada sakiau šitą pavyzdį. Aš taip prastai laikiausi režimo. Pradžioj, kai čia atvažiavau į Kauną, daug visokių reikalų, reikia įrengti namus, reikia ten įsikurti, reikia daug ką daryti. Valgau, kada pakliūna, miegu, kaip išeina. Ir staiga prasidėjo tokie įdomus dalykai, pradėjo tokios puslelės keltis ant mano kūno. Ir iš pradžio aš kaip ir nekreipiau dėmesio, maža tokia puslytė, milimetrų, 2 milimetrų. Bet paskui kai kurios jau didesnės, tai 3-4 milimetrų. Ir tokie kaip burbuliukai, tokie mažyčiai. Bet kas įvyko vėliau, staiga po kurio laiko, aš taip pamačiau, kad ant viso mano kūno jų daugėja. Ir kada jie subliūkšta, jie patampa tokia žaizda, kuri jau yra kartais 10-20 centų monetos dydžio. Ir šlapiojančios tokios žaizdos. Ir galvoju, kas vyksta mano gyvenime. Ir aš nueinu pas savo gydytoją, jinai pasižiūri ir sako, jūsų organizmui labai trūksta vitaminų. Ir sako, ypač vitamino B. Ir jinai man išrašo ten tokią daug didesnę dozę ir sako, jūs pradėkit juos tiesiog vartoti, turėtų viskas būti gerai. Žinot, atrodytų, šiaip gyvenime mes suprantam, kad išgėrus vieną tabletę, iškart viskas susitvarko. Ne, taip nebūna. Reikia kažkokį laiką atstatyti tą pusiausvyrą, duoti organizmui tai, ko jis pritrūko. Ir aš kada pradėjau gerti tos vaistus, iš tikrųjų praėjo gal 5 dienos ir aš pamačiau jau didelį progresą, kad senos tos žaizdos, ant kurių užsidėjo dar tokie didžiuliai šašai, pradėjo gydyti, o naujos jau beveik neatsiranda. Ir po kurio laiko viskas susitvarkė. Ir mūsų dvasiniam gyvenime, kartais mes to nematom fiziškai, bet kas vyksta? Mes stokojam vitaminų. O vitaminai yra tas dvasinis maistas, tas Dievo žodis. Ir mes turim jį pamaitinti. Ir mes kartais kaip žmonės pasidarom nelabai malonus, nelabai pakantus, nelabai mylintis, nes tiesiog mūsų gyvenime trūksta Dievo. Ir mes galim skaityti Dievo žodį laiks nuo laiko. Prisimint, ką Viešpats padaręs. Kartais maldoje ir kartais tam Dievo žodžio skaitime yra labai gerai turėti užrašų knygelę. Ir kada mes paskaitom, kartais ateina kažkokios mintis, kažkokie įkvėpimai, mes galim tai užrašyti, mes galim tai permąstyti. Ir kartais užduoti savo tokį paprastą klausimą. Aš šiandien skaičiau Dievo žodį, ką jisai man kalbėjo, ką jisai man prakalbėjo į mano širdį. Ir Dievo žodis savo, kas ištikimas mažose dalykuose. Kartais nuo mažų dalykų mes kviečiami pradėti. Ir jie veda toliau. Toliau. Ir kartais galbūt reikia pokalbio su Dievu, kartais reikia su brandžiu kitu tikinčiuoju pasikalbėti, galbūt netgi kartu pasimelst, galbūt kartais paprašyti maldos, kad Dievas uždegtų, pažadintų, sustiprintų. Ir mes nieko negalim uždegti, Dievas uždega. Bet mes galim atsiverti ir Viešpats pripildo. Ir psalmė irgi vienoje parašyti tokie žodžiai, sako, atgaivink mus Viešpatie ir mes gyvensim. Taigi mes šaukim, Dieve atgaivink mus, Dieve sustiprink mus, Dieve išsilieki mus savo šventąją dvasią, kad būtume gyvi. Amen. Ir atiduokim šlovę Viešpačiui, pakylam.